apytiksliai, kokio amžiaus turėtų būti žmogus, kad jau jį priskirtų senam? Jau 50, jau sakyčiau visai senas. Apytiksliai 60. Bet jūs suprantate, ne, kad žmonės išeina į pensiją tik po 65 ir tada jų gyvenimas daugumos tik prasideda. Sveiki, čia yra podcastas, be abejo, turbūt tiesa. Šiandien kalbėsime apie senyvo amžiaus žmonių sunkumus. Tai aš esu Gerda. Aš esu Mantas. Ir šiandien kalbinsime Aušrinę. Tai, Labas. sveika, Aušrinė. Tai kas tu esi? Nu, tipo, kaip tu susijus su šita tema šiandien? Na, aš esu Aušrinė ir dirbu jau 12 metų Marijampolės 3 amžiaus universitete. Ką aš veikiu, tai organizuojam vyresnio amžiaus žmonėms užsiėmimus, veiklas, paskaitas, išvykas. Tai mano gyvenimas ir mano darbas sukasi aplink vyresnio amžiaus žmonės. Gerai. Tai dabar turiu klausimą. Ar sunku dirbti su tais senyvo amžiaus žmonėmis? Sako, kad visi darbai yra lengvi, kurių nedirbi. Tai aišku, kiekvienas darbas turi savų niuansų, bet kai dirbi mėgstamą darbą, tai nei viena veikla nėra sudėtinga. O kadangi mano darbas labai prie širdies, prie dūšios, tai aš negalėčiau pasakyti, kad yra sunku. Aišku, būna visokių dienų. Turbūt kaip ir mokyklo, viena diena lengvesnė, kita sudėtingesnė. Bet viskas yra įveikiama, kai darai. O be to ir mane ir supa žmonės tokie aktyvūs veiklus, tai man dirbti yra pakankamai nesudėtinga. Tai va, tu paminėjai, kad aktyvus veiklus. Taip. Tai, o daugelis įsivaizduoja, jeigu senyvo amžiaus žmogus, tai jau nieko nedaro, ten maks eina rytais pasivaikščiot. Tai kokiomis veiklomis užsiima tie senyvo amžiaus žmonės? Bent jau žmonės, su kuriais aš dirbu ir praktiškai kasdien susitinku, tai tikrai nėra tik ryto vaikščiotojai parke ar žiūrėtojai pro langą. Žmonės, kurie ateina pas mus į Marijampolės 3 amžiaus universitetą, yra labai aktyvūs, veiklus, eina ne tik pas mus jau į užsiėmimus, bet žodžiu, yra žmonių kategorija, jeigu veiklus, tai veiklus visur. Tai tarkim, eina ne tik pas mus į užsiėmimus, į paskaitas ar užsiėmimus, bet lanko mankštas, kurios organizuoja, tarkim, visuomenės sveikatos biuras 2 kartus per savaitę šventai ryte, netingi keltis. Žiūri, kas vyksta mieste, žiūri, ką organizuoja bibliotekos. Tai tikrai vienos kažkokios veiklos nedaro, o veikia daug ir įvairiai ir net gal kartais pasakyčiau, kad jie nori daugiau negu aš, nes kitą kartą po darbo tai nori grįžti ir išties kojas, o jų grafikas tikrai labai yra užimtas. Gerai, Mantai. Tai kaip tu manai, apytiksliai kokio amžiaus turėtų būti žmogus, kad jau jį priskirtų senam? Nu, mano manimu, jau 50, jau sakyčiau visai senas, nes mano tėvai jau virš 40, tai tikrai neatrodo seni, judrus, viską skuba, bėga, viską daro, bet nuo 50 jau atrodo taip jau pavargsta. Aš tai manau, kad tik dar 10 metų duoti, tai apytiksliai 60. O kaip tu Aušrinė manai? Bet jūs suprantate, ne, kad žmonės išeina į pensiją tik po 65 ir tada jų gyvenimas daugumos tik prasideda. Nu, bet, žinai, tie stereotipai, iš karto, įsivaizduoju 50-60 metų žmonės, tu iš karto, manai, kad, jau senas. Aš nežinau, man kaip jaunam žmogui, tai tikrai atrodo senas. Kiek metų? 17. Jo, ir man 17. Na, suprantam, aš buvau panašaus amžiaus ir mano mamai buvo virš 40, tai galvoju, o Dieve, mano mama tuoj mirs, bet dabar jau, kai dirbu šitą darbą, tai aš pamačiau, kad aš nežinau, ar aš galiu pavadinti 65 ar 70 metų žmogų senu, dėl to, kad kas yra senas? Ar mes kalbam apie fizinį kūną, ar apie tai, kas dedasi galvoje ir ką jis nori veikti? Pagalvokit apie savo bendraamžius. Tai kaip visi sako, nesvarbu koks amžius, visada viduje gali jaustis jaunas. Tai. Jaustis, bet ką jūs veikiat? Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad jūs kažką labai daug veikiat, o kitas po mokyklos tiesiai namo. Tai ką tai sako apie žmogų? Gerai. Gerai. Tai dabar senas žmogus, tas žmogus, kuris jau beveik nieko neveikia gyvenime. Gerai, supratau. Gal ne tai, kad nieko neveikia, bet viskas, manau, atsiremia į mūsų aktyvumą. Dėl to, kad nepriklausomai nuo amžiaus tam tikri dalykai vyksta. Pavyzdžiui, pas mus ateina žmonės
jau gali ateiti nuo 50 metų. Kartais ateina ir truputėlį jaunesni, tarkim, 5 metų, bet aš pažįstu senjorų, kurių gyvenimas ir veiklos prasidėjo tik išėjus į pensiją. Dėl to, kad iki tol buvo darbas, vaikai, reikėjo juos užauginti, buvo anūkai, o kai išėjau į pensiją ir pasibaigė visa darbinė veikla, jų gyvenimas tik prasidėjo. Jie galėjo skirti dėmesį ir laiką savo. Galėjau pradėti aktyviau, tarkim, sportuoti, kur galbūt neturėjo tam tiesiog laiko dėl to, kad reikėjo rūpinti šeimą. Pavyzdžiui, mano viena senjorė pradėjo dainuoti folkloro ansamblyje, nes visą gyvenimą svajojo kažką daryti, bet tiesiog augino viena vaikus ir tam nebuvo laiko ir galimybių. Ir štai išėjus į pensiją, jos gyvenimas atgėjo ir prasidėjo įvairios veiklos. Tai ne tik paskaitos, įdomių lektorių, kažkokių išgirdimas, į keliones važinimas, bet ir prasidėjo aktyvus dalyvavimas tam meno kolektyve, kuri galėjo save pagaliau atskleisti, ko negalėjo nei 40, nei 50 metų. Tai kartais savo aktyvumą žmogus atskleidžia tik vyresnėme amžiuje, nes tiesiog tam susidarė galimybės. Tai aš atsimenu irgi per klasės valandėlę, kažkas ten buvo, atėjo ten apie 60 metų moteris ir sako, va pagaliau atradau savo sritį. Jinai patapo kirpėja nuo 60 metų, kažkas tokio. Ir tipo, jos išvaizda, jinai išreiškia save. Ten rožiniai plaukai, jie gerai atsimenu, ir aš tokia, wow, tokio amžiaus žmogus dažosi, turi drąsos dažytis, taip plaukus ryškiai, aš tokia, wow. O tu matai, man tai. Nu, aš turiu instruktorę, kuri jau prie pensijos, tai irgi rožiniai plaukai, bet išmokino labai gerai vairuoti. Da, kol kas tik 5 važiavimus turėjau, bet jau atrodo galėčiau eiti laikyti tą regitrą. O ką jūsų močiutės veikia? Nu, aš asmeniškai turiu tik vieną močiutę ir labai retai susitinkam, bet kai susičetinam, tai jinai ten sako, žiūrau filmą, vaikštau, ten kartais jinai ten muziejus eina, ten kažkokie renginiai vyksta, tai jinai nueina. Tai va jos kasdienybė. Arba gamina valgyti dažniausiai ir aš tokia, kaip kasdienių seno žmogaus diena. Ir aš tokia... Ir jūs valgy darot. Nu taip, ir aš kartais močiutei parašau, tai močiutė, nežinau, kažkur nueik, kažką nuveik įdomesnio. Jinai sako, gal reikia dukrytę. Kaip jūs vadina močiutės? Nu, kaip tave vadindavo močiutė? Ar vadina, aš nežinau. Mane tai vadindavo tiesiog anūkėlė arba aušrinė. Mano vardas, kadangi pakankamai ilgas, tai ten labai mažybiškai nesakydavo, bet jau jeigu jau taip meiliau, tai aušrinėlė. Bet ten kažkokių kitokių epitetų tai neslaukdavo. O tu? Mane tai vadino Mantuku, bet juokinga, kad jinai mane vardu vadino, o aš kai seniau neištardavau, aš ją vadindavau Siutė. Ne močiutė, bet Siutė sakydavau, tai aš ir iki dabar taip pat sakau. Siutė? Siutė. Wow. Kiekvienas turi jaučiu tą tokį. Mane tai močiutė, aš nežinau, kas jinai vadina mane mažytę, pupytę, dukrytę ir aš taip, man malonu, gerdutė, žinoma. Tai va, tai gal pereikim prie klausimų, kuriuos mes pasiruošėm. Taigi, aušrinė. Ar vyresni žmonės tikrai visada mėgsta tik ramų vakarą prie televizoriaus, ar tai tik mitas? Aš tai esu įsitikinus 100%, kad tai yra mitas, dėl to, kad aš gal labiau tuos vakarus ramis mėgstu. Dėl to, kad žmonės, su kuriais dirbu aš, tai turbūt, aišku, ir tokių vakarų būna ir jų reikia, bet jų paprastai vakarai būna suplanuoti į koncertus, į renginius, į teatrą, į kiną, nes jie gyvena įprastą, normalų gyvenimą, nes realiai, ką sako, kad senas, dėl amžiaus. Realiai, aš palyginu su jumis, esu 2 už jūs vyresnį. Bet kai pradėjau dirbti būtent 3 amžiaus universitete, beje, aš kai buvau jūsų amžiaus, aš sakiau, kad aš niekada nedirbsiu su vaikais ir su senais. Tai pasitvirtinau taisyklį, kad niekada nesakyk niekada ir štai aš jau daugiau negu 12 metų dirbu su vyresniais žmonėm ir aš ten dirbdama supratau, kad amžius iš tikrųjų yra tik skaičius. Dėl to, kad kai pamatai, kiek žmonės nori, kiek jie yra aktyvūs, kaip jie aktyviai dalyvauja visur, kur be pakviestum, tai tu suvoki tikrai, kad amžius tik skaičius. Tikrai, 100%. Dėl to, kad
tikrai labai dažnai būna, kad jeigu žmogus buvo aktyvus, tai jis ir jaunystėje buvo aktyvus. Ir matom tarp savęs, kad kai kuriem jauniem tu nieko neįsiūlysi ir praėjus kiek laiko tai irgi nesikeičia. Aš nežinau, kokios turi aplinkybės pasikeis, kad tu iš namisėdos uždaro žmogaus pasidarytum ekstravertas ir norėtum visur lėkti. Aš nežinau, ar jūs pažįstate tokių. Kad introvertai pavirtų ekstrovertais? Taip. Nu, aš manau, jeigu ekstrovertas randa introvertą ir jie susibendrauja, tai tas ekstrovertas introvertą kažkur... Taip. Ir tu užsiminei, kad į kino teatrą eina. Tai ar yra tam tikri filmai, kurie labiau skirti senyvo amžiaus žmonėms? Ar jie mėgsta ir fantazinius, ir visokiausius tokius? Aš negalėčiau galbūt dabar taip greitai išskirti kažkokio konkretaus, kur jie tikrai neeitų, bet aišku, ten jeigu gal būtų visiškai ten iš fantastikos kosmoso srities, tai gal tas susidomėjimas būtų mažesnis, bet šiaip, ką siūlo kino teatrai, tai tikrai yra įdomu, manau, kaip sakant, visai šeimai ir tiek vyresniem, tiek jaunesniem žmonėm. Dabar net galvoju, paskutinis filmas buvo, kur... Tai buvo dabar lietuviškam, bent jau mūsiškiai. Mes susikooperavom ir ten mūsų buvo tikrai keli šimtai žmonių, kurie jau į lietuvišką filmą Gardutį, bet tikrai, ką mūsų, tarkim, Spindulio kino teatras siūlo, tai mes ir padraugaujam, mum ir kartais specialias kainas pasiūlo. Tai žmonės aktyviai registruojasi, jie nori pamatyti, jie nori dalyvauti premjerose, pabendrauti su režisieriais, su aktoriais. Sakau, kartais aš tiek daug nenoriu, kiek nori jie. Tai buvo, kiek aš žinau, buvo Spinduly, ten kažkoks Heksa Cinema, jei gerai pamenu, su tais akiniais, kur ir dabar tie filmai buvo. Tai ar jūs irgi ėjot su savo seniorais? Turbūt tai, ką tu konkrečiai paminėjai, konkrečiai mes nebuvom, bet tikrai mūsiškiai yra dalyvavę su virtualios realybės akiniais, tarkim, Čiurlionio, kur buvo Angelų takais, tuos visus paveikslus žiūrėjau ir muziką klausė. Taip pat ten yra toks, kaip sakau, VR linksmybių kambarys, tai mūsų žmonės irgi ten dalyvauja, išbando, buvo toks meno užsiėmimas, kur žiūrėjo, tarkim, Van Gogo paveikslus, ten irgi panašiai kaip buvo Čiurlionio, kad tu viską matai realiai gyvai, tai jiems buvo labai įdomu. Nes senioram jūs negalvokit, kad čia jie iš kažkokio ten amžiaus kito, nes jie iš tikrųjų labai technologijom naudojasi. Jau, kaip sakau, Facebooką užkariavo senjorai. Tarp kitko, aš esu vedusi ne vienerius metus skaitmeninio raštingumo mokymus, būtent vyresnio amžiaus žmonėms. Tai pamenu, anksčiau, kai darbo pradžioje, tai dar mokėmės susikurti elektroninį paštą, naudotis Google, ten kokiu Paintu, atvirukus daryti. Dabar viskas perėjo į kitą lygį. Dabar jau ten Gmailas, tai jau čia vaikų darželis. Prasme, normaliai naudojasi Facebook'u, siunčia laiškus. Kai prasidėjo karantinas, taigi turėjau išmokti naudoti Zoom'u. Vykdavo užsiėmimai, labai buvo sunku, iš tikrųjų buvo žiauriai sunku. Bet nori, nenori, mes turėjom persikelti į tą virtualią erdvę, į nuotolį ir mūsų žmonės, kurie norėjo, užsispyrė tikrai, išmoko, aš buvau padarius tokius video instrukcijas, ką paspausti, kaip prisiregistruoti, kaip parsisiųsti, kaip prisijungti, viską tikrai išmoko ir vis besijungiančių žmonių ratas į tuos nuotolinius užsiėmimus didėjo ir didėjo. Tai šitus dalykus išmoko, ten Teamsai, Zoomas ir taip toliau. Messengeriu skambina, rašo, paveikslėlių siunčia, dabar aišku, turbūt ir tarp jaunimo, bet ir pas mus karaliauja ChatGPT ir tikrai naudojasi, tarp kitko naudoja Duolingo, žinot programėlę, mokytis užsienio kalbom. Tai va, Duolingo, per Duolingo, tai tarkim, ką mes mokomės, tai angliškai, ten nežinau, kokia ispanų, ten turkų ar dar kažką, tai aš jiems pajungiu, vis tiek daugiau vyresnio amžiaus žmonės mokėsi mokyklų rusų kalbą, tai rusų kalba mokosi anglų kalbos. Tarsime, nes yra pas mūsų užsienio kalbų fakultetas, tai jie mokosi ir ten, kaip per pamokas. Bet tau neužtenka 1 valandos, kaip ir mokyklų, tu jei nedarysi namų darbų ir papildomai kažko nedarysi, nežiūrėsi kokių serialų ten per Netflixą angliškai, tai tu lavini viską, klausai, girdi, rašai, tari, tai tom technologijom tikrai naudojasi, be tų pačių mapsų neišsiversi, nes žmonės dabar daug keliauja. Tai elementarias frazes jau angliškai moka ir lygiai taip pačiai po gatveles jaus
navigacija naviguoja savo, net mašinos nereikia. Tiesiog, kad tu rasi, kaip tau iš taško A tašką B nueit. Tai tikrai ne akmens amžius, o žmonės eina koja kojon su tuo, kas vyksta dabar pasaulyje gyvenime, tu negali atsilikti. Tai va, nežinau, kiek jūs naudojatės ChatGPT, bet... Nu, aš asmeniškai, jeigu labai prireikia, tai pasinaudoju. Aš tai kiekvieną dieną per testą. Pas jūs kiekvieną dieną testai būna. Žiauru. Tai gerai. Tai tu vien tai paminėjai tokius pozityvius dalykus. Ar yra kokių minusų, kad tu senas? Tai turbūt esminis dalykas, kad ir kaip banaliai nuskambėtų, tai yra gera sveikata. Tai faktas, kad žmonės amžėjantis, sendami, po truputėlį tam tikrus sveikatos dalykus praranda. Ir jeigu kalbam apie sveikatą, tai vis tiek klausa silpnėja, rega silpnėja, atmintis silpnėja, sunku vaikščioti, paprasti dalykai. Ir jauniems žmonėms tai būna. Ką sakė? Ir jauniems. Gerai, bet ar daugiau nieko, tik tai sveikata? Nu, kada pensijos buvo didelės. Suprantu. Ir aišku, dar yra tas tikrai išlenda, ir aš pati jaučiu, kad tarkim man 35 metai, aš dirbu su žmonėmis, kurie yra ne tik, kad mano tėvų amžiaus, bet ir vyresni, galbūt mano seneliai. Tarkim, aš jau neturiu nei močiučių, nei dėdukų. Tai faktas, kad kai kurie žmonės yra tokio amžiaus arba dar vyresni. Tai kartų skirtumas pasijaučia ir čia nėra kažkokia paslaptis, dėl to, kad natūralu, kad jau aš galiu pasakyti, kad prieš tai truputėlį bendravom kitom temom ir kad aš pasakiau, kad mano laikais to nebuvo. Aš tą patį išgirstu, nes tikrai jų laikais to nebuvo, nei tų technologijų, nei tokio tempo milžiniško. Dabar, tarkim, anksčiau būdavo ką? Paskambina telefonu, laidiniu. Jeigu neatsiliepia, vadinasi, žmogus dirba, žmogus nėra, žmogus užsiėmęs ir, žodžiu, paskambinsiu vėliau. Jeigu dabar nepaskaitė per 3 minutės Messengerį arba buvo syn, arba ten neatsiliepia iš karto, jau didelį katastrofą man neatsiliepia. Tas tempas yra didelis ir dalykai keičiasi ir jiem iš tikrųjų vyresniam žmogui yra pakankamai sunku suspėti. Su visų laikmečiu, kaip ir sakiau, su technologijom, su visku, kas vyksta pasaulyje. Nes jie tai buvo augę kitaip. Ir tarkim, ir būna tikrai, kad ir mūsų nuomonės įsiskiria, kad, sakau, su kai kuriais žmonėm pusė amžiaus, 50 metų mus skiria, tai natūralu, kad aš galvoju vienaip, o jie galvoja kitaip. Ir kaip sakau, ir blogiausia, kad mes tam tikrą prasme abi pusės teisius. Kaip sako, teisybė to, kurio stalo pusėje sėdi, žinai. Tai va, tai tas jaučiasi, bet aš nežinau, ar čia didelį blogybė, tai visais laikais buvo. Ir man atrodė, kad žmogus amžius, kad mama nesupranta ir nusišneka. Bet jau pasiekiau tokį amžių, kad tariuosi su mama apie tam tikrus dalykus. Nes mama žino geriausiai, nes ta patirtis yra. Tai tu sakei, kad mano laikais. Tai gal yra kažkoks toks labai dažnai įžeidžia. Kartais mano laikais buvo geriau, mano laikais buvo lengviau ir taip toliau. Bet nepasakyčiau gal, kad tikrai neįžeidžia, nes čia yra natūralu, nes, sakau, aš jau ir pati tai naudoju, bet aš dažnai girdžiu, kad ten, aišku, mano laikais buvo kitaip, tai čia normalu, bet aš girdžiu, kad tu jaunas, tu turi žinot. O ir jauni visko nežino, tame ir esmė. Bet irgi yra tas stereotipas. Aišku, dabar ir gal ir to jaunystės kultas. Kad iš tikrųjų dažnai yra, kad jeigu vyresnis žmogus, tarkim, sunkiau susirasti darbą, jeigu žmogus jau pensijoje, bet jis sveikas, aktyvus, dar gali ir nori, bet tikrai dažniau pasirinks jaunesnį. Tai yra ir tų tokių nelabai gražių dalykų. Bet kartais neatsižvelgia į patirtį. Jeigu vyresnis žmogus, tai daugiau ir patirties turėtų turėti nei jaunas. Ar ne? Tai faktas, bet priklauso, kur ką darėjai, kur ką dirbai. Tarkim,
kartais man atrodo, kad aš, tarkim, savo darbą dirbu 12-13 metų ir atrodo, kad aš nieko kito daugiau ir nemokėčiau. Tai gal koks dar gali būti trūkumas vyresnio amžiaus žmonėms, kad to pasitikėjimo savim galbūt truputėlį stinga. Ir dar kitas dalykas, kad vyresniam žmogui, bent jau tokie yra stereotipai, kad baisiau suklysti. Nes aš nežinau, ar jūs, tarkim, su savo močiutėm, pažiūrėk vaikeli, man čia telefone kažkas pasispaudė. Taip, dažnai būna. Bet pasispaudė. Arba tiesiog pažiūrėk, aš bijau sugadinti, nes tu bijai paspaust. Bet realiai tau užtenka paskaityti, nes, tarkim, būna dažniausiai lietuviškai parašyta. Bet yra va ta baimė suklysti ir kaip dabar aš, būdamas su daugiau patirties, padarysiu klaidą. Yra tokių dalykų. Man tai močiutė tiesiog kartais paskambina, oi dukrytė, kas čia buvo nutiko, kur aš čia paspaudžiu, kodėl aš tavęs negirdžiu. Ir aš sakau, tai močiutė pasigarsinkit. Bet jinai ir tai negirdi, tai aš turiu parašyti. Ir tada aš kartais ir pati darau klaidų, bet kai jinai parašo, jinai stengiasi vien tik lietuviškai, ten gramatika, viskas. Ir tada taip, ir aš žiūriu, kad ten daug klaidų ir aš tokia. Ir jinai parašo, oi, netyčia, aš nežinau, kas čia visas spaudė. Ir aš tokia, man juokingas meniškai. O pas jūs būna, kad močiutė atvažiuoja ir jinai sako, dukrytė, man skauda ten nugarą ar ką, ar gali padėti ten kažką. Ir tu toks, bet kad čia nereikia, tipo, nieko daryti. Nu, man tai jau taip nebuvo, man jau taip seniai buvo iš tikrųjų. Bet va, apie ką mes kalbam. Tai čia yra tos senatvės jau požymiai, kad jau tas skausmas ir tai žmonėm trukdo. Trukdo daryti turbūt va tai, ką ir norėtų. Nes rytoj važiuoju, tarp kitko, į ekskursiją. Aš esu lydintis žmogus ir su pilnu autobusu savo studentų senjorų važiuoju ekskursiją. Ir ten bus nemažai vaikščiojimų. Ir aš žinau, kad yra žmonių, kurie nesiregistravo ne dėl to, kad nenori, o dėl to, kad jie žino, kad jiem reikės daug vaikščioti ir kad jie nebepajėgia ir kad jiems skaudės. Tai vat. O jiem nebūna suteikti, aš kaip dažnai matau, kad vaikščiojo senyvo amžiaus žmonės, tai ten būna tokie, pagaliai, kur padeda vaikščioti. Šiaurietiškos lazdos? Jo. Į keliones gal nelabai. Šiaip yra žmonių, kurie tikrai ir mokosi vaikščioti, nes ten yra atskiras menas, žodžiu, šitas šiaurietiškas ėjimas šiaurietiškomis lazdomis, bet, ekskursijų gal nelabai patogu, dėl to, kad eina ir į muziejus, ne tik ten nevaro per pievas ar ten kažkur ratais. Tai. Koks pagrindinis stereotipas apie senyvus žmonės, kuris, nėra tiesa, kad užbaigtume visą tai? Arba turi kokią mintį, kad visuomenė. Didžiausias stereotipas turbūt yra toks, kad gyvenimas iš jūsų į pensiją pasibaigia. O mano patirtis rodo, kad dažnu atveju gyvenimas ir aktyvios veiklos tik prasideda. Dėl to, kad tada gali daryti jau ką pats nori ir ką tau širdis sako. Dėl to, kad, tarkim, jūs mokykloje eina dėl to, kad reikia turėti išsilavinimą, reikia baigti mokslus. Pas mus žmonės eina dėl to, kad jie nori išgirsti, nori pamatyti, nori pasikalbėti ir nori sužinoti. Tai va toks ir skirtumas. Gerai, ačiū Aušrine. Ačiū jums. Buvo labai malonu su tavim pasikalbėti. Man irgi buvo labai smagu.